Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga. Šiandien yra vasario 9 diena ir vakar vakare vėlai prisiminiau, kad ašgi nenufilmavau pradinio gabaliuko vasario mėnesio video. Tai taisau šitą klaidą. Prieš save matote, kaip tik vakar mano pabaigta viena darbo, pradėta vasario 1 dieną. Tai yra mano naujas susidomėjimas karoliuko apyrankės. Tai štai ant tokių staklyčių 3 spalvų karoliukais veriama, audžiama, nežinau dar kaip tai pavadinti, štai tokios apyrankės. Tai jinai yra pabaigta, ją reikia tik tai sutvarkyti, ko užsiimsiu artimiausiam dienom. Tai tiek. Kitas mano nedidelis darbelis, ką judinsiu ir jau pajudinau šitą mėnesį, bet pajudinau labai nedaug, tai yra štai tokia Wonderland Crafts apyrankė, siuvinėjama ant juodo odinio paruoštuko 4 spalvų karoliukais. Joje pasiuvinėjau labai nedaug, tik tai 26 karoliukus. Viso joje yra, jeigu aš neklystu, 923 karoliukai. Liko man jų išsiuvinėti šitoje apyrankiai 585. Tai judinsiu ją ir toliau, labai tikiuosi, kad šį mėnesį pabaigsiu ir apipavidalinsiu. Dar vienas mano judintas jau vasario mėnesį darbas, tai yra štai šita Lukas mergina. Tai jau pilnai yra pabaigtos 2 spalvos, pradėta 3, štai čia apačioj. Ir kai pabaigsiu šitą spalvą, bus likę tik tai pusiniai kryželiai ir backstitchas. Tai per vasarį joje išsiuvinėjau 3316 kryželių, naudojama 4 spalvų siūlai. Siuvinėjama ant 18 kaunto baltos spalvos aidos, kuri buvo rinkinyje, kadangi tai yra pilna užsiuvinėjimo darbas. Ir liko man joje 4084 kryželiai, dabar yra 65,5% darbo. Tai tiek apie ją, judinsiu ją tikrai ir toliau, labai tikiuosi, kad gal pavyks ir pabaigti. Na ir 4 mano judintas jau vasarį darbas, tai yra Long Dog Samplers Pandemic, perkeliau rėmelį. Pasiuvinėjau jį vakar, tai vat štai šitoj vat vietoj pasiuvinėjau, čia yra 384 kryželiai, siuvinėjau ant 32 kaunto baltos spalvos lino. Viso šitam darbe yra 79 224 kryželiai, liko 46 515. Įdomumo dėliai vakar paskaičiavau, kad jeigu siuvinėčiau po 4,5 tūkstančio per mėnesį, tai pabaigčiau iki šių metų pabaigos. Tai žiūrėsim, kaip ten bus su to įkvėpimu. Ar vėl neprivelsiu klaidų, kad reikėtų 5,000 išardyti. Siuvinėjau vienos spalvos DMC Twilight siūlų, kuris nuo mėlynos per violetinę pereina į juodą. Tai šitie darbai tikrai judės, kas judės daugiau, kol kas nežinau, laukiu vasario 15 burtų, kas iškris tenai, nes šitų darbų ten nėra. Tai bus tikrai dar kažkas. Na ir žiūrėsim, kaip man ten seksis. Iki kitų įsijungimų. Šiandien yra kovo 5 diena ir aš norėčiau pasirodyti, kągi vis dėlto pavyko nuveikti per vasarį. Ilgokai tempiau, vis atidėliojau video filmavimą, bet pagaliau prisiruošiau, tai ir pasirodysiu. 2 darbų neturiu, tai yra mano naujo hobio apyrankės, kurios jau yra atiduotos jų savininkėms. Vienos neturiu, net ir nuotraukos pabandysiu paprašyti, kad žmogus, kuriam atiteko tą apyrankę, nufotografuotų arba pafilmuotų. Tai jeigu pavyks, tai įdėsiu video gale, o vienos nuotraukas turiu, tai irgi pamatysit video gale. Tai ką pagaliau pabaigiau, tai yra štai šitas
firmos Vdachnovienė drugelis. Pagaliau laukia geras oras, šviečia saulytė, galima filmuoti prie dienos šviesos ir viskas kuo puikiausiai matosi. Tai štai toks žalias drugelis, jam buvo naudojami 5 spalvų karoliukai, siuvinėjamas ant plastikinio paruoštuko nematomų siūlų. Dar 2 mano pabaigti darbai, tai firmos Wonderland Crafts apyrankės. Tai štai tokia siuvinėta karoliukais, ją siuvinėjausi savo, tai jau antra tokia pat mano siuvinėta apyrankė, vieną buvau užsisiuvinėjusi pernai, bet ją konfiskavo mano sesuo ir išsivežė ir labai tikiuosi, kad dėvi. Tai šitoje apyrankiai per vasarį išsiuvinėjau 611 karoliukų, visoje yra 923 karoliukai, naudojama 4 spalvų biseris. Siuvinėjama ant odinio paruoštuko, viskas yra rinkinyje, kad išsiuvinėti ir štai taip sutvarkyti nugarinę dalį. Tai manau, kad artimiausiu metu jie ir pasipuošiu. Ir kita irgi Wonderland Crafts apyrankė, bet siuvinėjama siūlais kryžiuku, tai 3 spalvų siūlai naudojami. Ja pradėjau ir pabaigiau šitą mėnesį, vasarį, tai joje yra 935 kryželiai. Taip pat viskas yra rinkinyje, taip pat tokia nugarinė dalis. Ir štai tiek apie ją. Dar vienas mano intensyviai siuvinėtas ir pabaigtas darbas, neskalbtas ir nelygintas dar lankelėje kol kas. Tai yra štai toks Lukas rinkinys mergina. Siuvinėjama buvo ant 18 kaunto rinkinyje buvusios baltos spalvos aidos. Naudojama viso 4 spalvos, technikos kryželis, pusinis kryželis ir backstitchas. Ir per šitą mėnesį išsiuvinėjau per vasarį jame 7400 kryželių. Viso buvo šitam rinkinį 11 840. Tai praktiškai didesnę dalį išsiuvinėjau šitą mėnesį. Šitą rinkinį kažkada seniai gavau nuo savo draugės Rūtos dovanų ir pagaliau prisiruošiau jį išsiuvinėti. Tai tiek apie jį. Ir dar vienas mano pabaigtas darbas, kaip ir praėjęs, taip ir šitas pradėtas per mano pradėtukų vakarėlį. Tai yra Dimensions rinkinys Home Crazy Home, siuvinėtas ant rinkinyje buvusios 14 kaunto juodos spalvos aidos. Vienos spalvos, baltos spalvos siūlų. Jame buvo išsiuvinėti visi kryželiai, buvo likę padaryti French notus ir backstitchą. Tai tą ir padariau. Viso šitame rinkinyje yra 1565 kryželiai ir backstitchas bei French notai sudarė, ką aš siuvinėjau dabar, 865 iš jų. Tai irgi neskalbtas, nelygintas, dar lankelėje, tai tiek. Na ir pereikime prie mano procesų. Kągi siuvinėjau. Tai turiu tokią jau beveik tradiciją pasiuvinėti Lietuvos vėliavos klakerį vasarį, kovą ir liepą. Tai laikiausi šitos tradicijos, pasiuvinėjau jį. Tai pasiuvinėjau štai čia geltonos spalvos siūlais ir įsivėriau turbūt tik tai. Ne, šiek tiek pasiuvinėjau štai čia, žalios spalvos siūlų. Iš viso išsiuvinėjau jame 1408 kryželius. Dabar yra beveik 31% darbo, tai artėju link trečdalio.
Siuvinėju ant 35 kaunto baltos spalvos lino. Viso šitam kvakeryje yra 45 581 kryželis ir man liko 31 586 kryželiai, naudojama 3 spalvų siūlai, visi jie pas mane yra čia. Viskas paruošta, reikia tik imti ir siuvinėti. Schema yra kurta Vivian Powers. Tiek apie šitą darbą. Pabaigsiu štai šitoj srity ir kelsiu lankelį žemyn, nes apačioj raudonos spalvos siūlų ne tiek pasiuvinėta, kiek šitų dviejų. Keliaujam toliau. Dar vienas mano pasiuvinėtas darbas. Tai yra RTO rinkinys Pink Bliss. Siuvinėjimas ant 32 kaunto baltos spalvos lino. Siuvinėjau jį nedaug, išsiuvinėjau 602 kryželius, kadangi jis vėl iškrito mano projekte Kryželių namuose burtai. Tai pasiuvinėjau štai čia apačioje pagrinde. Viso šitam darbe yra 13 330 kryželių, liko 11 296, dabar yra 15 su trupučiu procento darbo ir naudojama 43 spalvos ir 6 blendai iš jų. Tai čia jau yra beveik apačia. Tai noriu nukeliauti iki apačios ir tada po truputį keliausiu į viršų. Tiek apie jį. Kitas mano kas mėnesį pajudinamas darbas yra Long Dog Sampleris Pandemic. Tai siuvinėjau štai šitoj srity. Su šituo darbu dalyvauju Facebook grupėje Kryžiukų namai projekte Kryželis po kryželio. Vasario mėnesio norma buvo 2500 kryželių. Aš išsiuvinėjau 2667. Viso jame yra 79 224 kryželiai. Ir liko 44 232. Dabar yra truputį daugiau negu 44 procentai darbo. Tai lėtai, bet užtikrintai artėju link pusės. Šiais metais pusė bus tikrai. Keliaujam toliau. Ką pasiuvinėjau dar, tai vėlgi iš mano pradėtukų vakarėlio darbas, tai yra Needle Art autorinė schema Žeminis vainikas. Tai buvo pasiuvinėta tik tai štai va šita dalis. Gal kažkiek truputėlį užgriebta puansetijos, labai nedaug. Tai išsiuvinėjau beveik visą puansetiją išskyrus viduriuką ir pradėjau siuvinėti štai čia tos aplinkui visus spyglius. Nes manau, kad paskui bus labai nuobodu juos siuvinėti, jeigu išsisiuvinėsiu visas puansetijas ir visas uogas. Tai ten tuos visus kitus kryželius bus gana nuobodu siuvinėti. Čia jau irgi darbo apačia. Siuvinėju ant žydros spalvos 28 kaunto Evo. Per vasarį jame išsiuvinėjau 2642 kryželius ir tai yra beveik 18,5 procento darbo. Tai artėju link penktadalio. Viso jame yra 19 807 kryželiai, liko labai gražus skaičius 16 161 kryželis. Siuvinėjama 28 spalvom ir 9 blendais iš jų. Tai tiek apie jį. Manau, kad gal dar pasiuvinėsiu kovą. Ir dar vienas mano pradėtas darbas. Tai pradėjau savo višvanką.
Čia yra rankovės apačia. Tai pasiuvinėjau štai čia ir va šitą visą nepertraukiamą eilę. Siuvinėjau ant lino. Yra atspaustas, kaip mato, termo piešinys, kuris yra ir schema, nes schemos atskirai nėra. Siuvinėjama 3 spalvų karoliukais, tai čia yra išsiuvinėta 386 karoliukai. Nėra visai baltas audinys, jis toks aivorės spalvos. Tai va, tai siuvinėjau baltos spalvos siūlų, kuris buvo įdėtas, nes svarsčiau, ar juos siuvinėti, ar imti juodą siūlą, bet paskui pagalvojau, kad siuvinėsiu štai tokiais žydrais permatomais karoliukais. Ir jeigu siuvinėsiu juodų siūlų, tai tas juodas siūlas matysis tenai. Tai vien dėl to pasiėmiau baltą siūlą. Tai va. Tai dabar siuvinėjau, o paskui žiūrėsim, ką reikės daryti su siuvimu, nes nėra iškarpos. Tai tiek apie mano, dar net vos nepamiršau, dar pasiuvinėjau už tai savo šitą skėtį. Tai buvo išsiuvinėta va šitie stipinai skėčio ir va šitos 2 dalys. Tai pabaigiau šitą dalį, čia visus karoliukus ir žvynelius prisiuvau, padariau rankeną, liko prisiūti užpakalinę dalį ir čia dar tokie bus dekoracijos. Šitoj vietoj dar neišlankščiau koto, bet jį rašo, kad patogiau būtų išlankstyti darbo pabaigoje, kai jau bus prisiūta nugarinė dalis. Tai liko prisiūti nugariniai daly veltinį. Kadangi šiek tiek esu primiršus, kaip tai daroma, tai pasižiūrėsiu video ir tada prisiminus prisiūsiu. Tai manau, kad liko vieno vakaro darbas realiai. Tai tiek apie mano procesus. Dabar apie pirkinius. Nusipirkau štai, ruošiuosi Velykom. Štai tokių 10 medinių kiaušinių. Ir nusipirkau štai tokį riolio rinkinį. Jį jau buvau atidarius, tai atidarysiu dar kartą. Jame yra irgi taip pat medinis kiaušinis, štai toks. Siūlai, karoliukai 3 spalvų, nes reikės čia padaryti tokią dekoraciją. Ir gabalėlis aidos. Kas maloniai nustebino, buvo įdėta ne tik popierinė schema, bet ir QR kodas joje elektroniniai schemai, sagos variantui. Tai šitą audinį aš keisiu. Aš nenoriu siuvinėti ant aidos. Todėl užsakinėjau audinių iš rankdarbių. Tai šitą dabar supakuosiu ir parodysiu, kągi nusipirkau rankdarbiuose. Tai rankdarbiuose pirkau, kadangi į rinkinį įdėta 18 kaunto aida, tai pirkau 35 kaunto lino. Pirkau 2 spalvų, krim ir baltos, nes dar nesugalvau, kurį iš jų naudosiu, nes tų kiaušinių manau daryti daugiau. Nežinau, ar darysiu iš rinkinių, ar iš internete rastų schemų. Bus matyt. Bet kadangi Riolis dabar viską komplektuoja aida, tai vis tiek visų reikės keisti audinį, tai nusipirkau tokius 2 audinius. Dar nusipirkau štai tokį audinį. Čia yra 28 kaunto Evas, baltos spalvos blizgus su liureksu. Jį naudosiu kalėdiniai kojiniai. Tokią kojinę jau vieną esu užsiuvinėjus, bet kadangi netyčia nusipirkau 2 rinkinius vienodus, tai manau pakartosiu ir siuvinėsiu dar kartą. Tai manau, kad ta kojinė bus mano mamai.
Na ir kadangi vieną audinius pirkti buvo nuobodu, tai nusipirkau dar 2 Mill Hill rinkinukus. Tai štai tokį meduolinį namuką stiklo rutulį ir štai tokį moliūgėlį. Ir čia dar ne visi mano pirkiniai. Dar bežiūrėdama vieną video, užsimaniau vieno Lukas rinkinio, labai jo ieškojau, radau, kas siūlosi ir kadangi akcija buvo 3x4 nemokamai, tai pirkau 4 rinkinius. Tai pradėjau ieškoti nuo štai šito Lukas rinkinio su riešutais ir sėklomis. Komplektuojamas jisai lygaus audimo audiniu, kas mane labai džiugina, ir štai tokiom spalvom riešutiniam. Dar vienas rinkinys, tai yra Riolio, jį labai ilgai žiūrėjau, labai jis man gražiai atrodo, siuvinėjimas jis yra ant dažyto audinio. Pusvilnės siūlais, vienintelis mane dalykas, kas čia trikdo, tai yra 10 kaunto aida. Bet jos keisti negaliu, kadangi jinai yra printuota. Tai siuvinėsiu ant rinkinyje esančio audinio, kaip jau ten bebūtų. Naudojama 3 gijos, siūlų ir štai va tokios spalvytės. Visus aš jau, išskyrus Lukas, visus rinkinius buvau atidarius, tai galiu parodyti, ko čia gero turim. Tai va, tai štai tokios bus spalvytės. Jeigu viskas bus gerai, manau, kad rudenį pradėsiu. Tai audinio nekeisiu. Dar įsigijau štai tokį rinkinį. Norėjau jam į porą pipiriukų irgi vazonėlėje, bet nebuvo. Tai teko jį pakeisti astilbėmis. Abu jie siuvinėjasi ant rustik spalvos aidos. Gali būti, kad net ir nekeisiu, esu ant tokios siuvinėjus, labai gražiai gaunasi. Tai va dar labai norėčiau kur nors rasti štai šitą rinkinį, kurio nebuvo, ir štai šitą. Bet kiek suprantu, kad jie yra negaminami, tai nežinau, kaip bus. Bet kažkaip bus. Negausiu, tai negausiu. Tai tiek apie mano pabaigtus, pradėtus darbus ir pirkinius, o mes susitiksime kituose video. Kaip visada jums linkiu lygių kryžiukų, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų, ir iki kitų video.